kol treneris ateis, ar matote kas nors? Norėtume, kad žodį tartų, na kaip jau ir minėjau, geriausias ir taip pat sakė, laimingiausias treneris pasaulyje. Jis visada toks santūrus, bet jo tokia plati širdis. Kęstutis Kemzūra. Gerbimieji, mes turbūt jau žinote, nepaslaptis turbūt, mes rodydami visokius filmukus vyrams. Aš žinau, ką aš rodysiu kitą kartą. Aš rodysiu šitą minę visą. Mes tikrai labai laimingi, labai dėkingi už tą energiją, už tą palaikymą, už šitus sutikimus, už šitus sveikinimus, kuriuos siuntėte. Ir jūs esate nuostabus. Ačiū Jums. Ačiū treneri Jums. O dabar norėtume pristatyti šios kariaunos vadą aikštelėje, žmogų patekusį į simbolinį pasaulio čempionato penketuką. Sveikinimo žodį Jums taria Linas Kleiza. Čia labai netikėtai, bet norėčiau padėkoti Jums visiems, kad Jūs buvote ten su mumis. Visi sako, ten buvo 12 žaidėjų, ten nebuvo 12 žaidėjų, ten buvo 3 milijonai, kurie kovėsi kiekvieną kartą. Ačiū Jums! Ačiū Linui. O dabar kviečiu į sceną Kauno merą Andrių Kupčinską, kuris sakė, kalbų didelių aš tikrai nesakysiu, bet aš noriu visai komandai įteikti pasaulio čempionų taurę iš Kauno. Gerbiami krepšininkai, visi kauniečiai, iš tikrųjų mes matome čia scenoje bronzinius čempionus. Ir nors jie neiškovojo aukso, neparvežė pasaulio čempionų taurės, bet aš manau, kad kauniečių krepšinio sostinės gyventojų vardu jie nusipelno taurės. Didžioji mero taurė. Skulptoriaus Aloyzo Janušausko sukurta didžioji mero taurė. Aš matau Antaną Guogą ir noriu tiesiog tokį rakursą padaryti labai įdomų. Atsimenat, kai mes išlydėjome šiuos vyrus? Jūs, kaip visada, didysis psichologas, sakėte, jūs, atsimenai, esat outsideriai, bet tai yra gerai, jūs galite pasiekti daug. Ką dabar pasakysite? Ar jie įrodė, ką lietuviai gali padaryti, nugalėti pasaulį. Dėkoju už kiekvieną lietuvį. Ačiū Jums. Jūs mums davėte įkvėpimą, man davėte įkvėpimą tęsti toliau. Ačiū Jums labai. Man buvo garbė didžiausia būt šalia Jūsų. Aš žinau, kad esate laimingi, bet pavargę. Tačiau žiūrovai sakė, ar jie darys tą šūkį kartu su mumis, mes už Lietuvą. Kaip?
Jų dėka lietuvybės manija ritasi per pasaulį. Aš dabar norėčiau pakviesti štai šį rinktinės narį, kuris labai galvoja, kokią dainą rinktinė jums nori padainuoti. Žemyn upe ar pražydo laukuos dobilai? Kurią?